Labas. Investorių LT kanale pasikalbėkime labai rimta tema – apie elektros energiją. Ką investuotojams reikia apie tai žinoti ir svarbiausia, kaip iš viso to užsidirbti. Tai nieko nelaukia, spaudžiam viską, ką reikia ir pradėkim. Pasikalbėkime apskritai apie energetiką. Kas mūsų laukia, kuo galėtume pasinaudoti jau dabar, kur daugiausia galėtume užsidirbti, kur yra daugiausia potencialo ir panašiai. Bet iš karto perspėsiu, kad mano požiūris bus grinai tik iš investuotojų pusės. Jūs žinote, aš moku įvertinti verslą, paskaičiuoti tikslinę kainą, išvelgti galimybės skaitant naujienas. Bet kalbant apie energetiką, tai tikrai nesu specialistė ir daug ko nepasakosiu kaip tos srities žinovas, bet domiuosi, skaitau tikrai daug, todėl ką matau šioje srityje, kur pati investuoju, tą ir papasakosiu. O kalbant apie elektros energiją, tai mes suprantame, kad kuo toliau, tuo jos mums reikės vis daugiau. Nes daugėja prietaisų, mechanizmų, gamyklų, o kur dar dirbtinio intelekto, robotų pajėgumų potencialas. Ir mes jau tikrai nebeįsivaizduojame ateities be to. Taip pat įsipareigojimai pereiti prie elektromobilių ir kur dar besivystančių šalių regionai, kurie irgi prisidės prie elektros suvartojimo augimo. Todėl suprantame, kad elektros energijos arba elektrinių mums kuo toliau, tuo reikės vis daugiau. Ir prognozuojama, kad iki 2050 metų elektros paklausa išaugs apie 70–80%. Ir atrodytų, kurgi problema. Mes juk statome ir atsinaujinančios energijos elektrinės, ir senosios veikia, bet didžioji dalis elektros gavybos būdų turi daugybę trūkumų. Plius vertinant, kiek mums gali reikėti ateityje elektros, tai klausimas, ar dabartiniai pajėgumai sugebės tiek pagaminti ir ar nesusidursime su trūkumu. Ir kad atsakyti šios klausimus, kartu aptarkime visus elektros gavybos būdus, pasikalbėkime apie jų trūkumus, apie privalumus, ir kartu prieikime prie išvados, kas mūsų laukia ir kuo mes kaip investuotojai galėtume pasinaudoti jau dabar. Pradėkime nuo kuro energijos, kas šiuo metu ir teikia daugiausia energijos. Tai yra nafta, akmens anglis ir gamtinės dujos. Visas šitas gėris glūdi po žeme ir šiems ištekliams pasibaigus nebebus iš kur jų papildyti. Todėl šių rūšių kuras vadinamas neatsinaujinančiais energijos ištekliais. Kalbant apie dujas, tai pakankamai švarus kuras, o mums labai rūpi klimato kaita, todėl dedame čia didžiulį pliusą, bet dujų turi ne visos šalis. Transportavimas yra dabar jau daug keblesnis dėl geopolitinių įvykių. Todėl ne visos šalis gali būti nepriklausomos. Kita vertus, iš dujų pagaminta elektros energija gali būti labai brangi, nes užtenka stipriau pakilti dujų kainoms ir elektros kainos šoks iki aukštybių. Beje, netaip senai ir buvome to liudininkais. Kalbant apie akmens anglį, suprantame, kad tai labai nešvarus kuras, kad naudojant tokį kurą mes grįžtame į gūdžius, tamsius laikus. Ir su tokia elektros gavyba kalbėti apie spartų technologinį proveržį būtų tiesiog nepadaru. Todėl daug kas atsisako tokių elektrinių ir ateityje atsisakys dar sparčiau. Todėl čia jokių investavimo idėjų nėra. Ir nafta kol kas yra nepakeičiamoji, bet matome, koks eina trendas ir anksčiau ar vėliau mes grįšime prie žaliosios energetikos, kuri visada buvo statoma prieš naftą. O kalbant apie elektros gamybą, tai mazutas kaip pigi alternatyva kol kas naudojama iš beviltiškumo, bet ateis laikas ir vėl kalbėsime apie jos toksiškumą, kenksmingumą ir panašiai. Todėl momente mes turime idėjų dėl naftininkų potencialo, bet žiūrint į ilgesnę perspektyvą, o šio video tikslas ir yra pasižiūrėti į ilgesnę perspektyvą, tai žvelgiant į 10–20 metų perspektyvą, šis kuras elektros gavyboje turėtų reikšmingai sumažėti. Keliaukime toliau. Žinome, kad elektrą gaminame ir iš atsinaujinančių išteklių, tai saulės, vėjo ir vandens. Tai turime hidroelektrinės, vėjo ir saulės jėgainės. Visų jų pliusai yra tai, kad šie ištekliai yra draugiški aplinkai, bet visi jie turi ir minusų. Hidroelektrinės yra statomas prie didelių upių. Vadinasi, ne visur gali tokių elektrinių pristatyti, gali atsirasti problemos dėl sausros, pavyzdžiui. Todėl augančiam elektros gavybos našumui neatrodo pats tinkamiausias pasirinkimas. Saulės elektrinės turi trūkumą, kad elektrą gamina tik saulėtomis dienomis. Ji negamina naktį, žiemą, o elektros energijos reikia visuomet. Elektros tinklai negali būti be elektros. Jeigu labai saulėta, elektros gali prigaminti daugiau, bet kol kas nėra kur jos kaupti. Ir pavyzdžiui, vasarą mes turėjome situaciją, kai Baltijos biržoje elektros kaina buvo minusinė. O jeigu pradėsime naudoti daugiau elektros, tai variantas tikrai nėra tinkamas, nes čia nieko nepareguliuosi. Ir jeigu reikia daugiau prigaminti elektros, tai suprantame, kad jos bus tiek, kiek bus saulėtų dienų. Aišku, potencialo čia investuotojų yra, manau, kad grįšime prie šio hypo, prie subsidijų ir investicijos į atsinaujinančią energiją ir kompanijas, kurios to užsiema, manau, kad turės dar iš to naudos.
Todėl investicijai artimiausiams metams manau, kad yra įdomių variantų, apie tai kalbamės rinkos apžvalgos ir idėjų rubrikose, todėl jeigu sekate šias rubrikas, viską žinote. Na ir vėjo elektrinės. Labai panašioje situacijoje, jeigu bus vėjuota, elektrą gamins, jeigu ne, tai ne. Plius nepamirškime, kad visos atsinaujinančios energetikos infrastruktūra yra labai brangi. Ir atsipirkimas ateina po kelerių ar net 14 metų. Nors reikia pripažinti, kad su laiku atsiperkamumas didėja, investicijos grįžta, auga marža ir ateina momentas, kai elektra gaminama praktiškai nemokamai. Todėl čia potencialas yra ir vis augantis pelnai, auganti marža ir panašiai. Todėl mums, kaip investuotojams, tikrai gali būti įdomios tokios kompanijos, kurios gamina ir tiekia energiją, ar kompanijos, kurios siūlo kitus sprendimus susijusius su atsinaujinančia energija. Pavyzdžiui, NextEra Energy, Enphase Energy ir panašiai. Ir dabar pagaliau pereikime prie branduolinės energetikos. Čia investuotojai mato didžiausią potencialą. Pastebėjome, kad paskutiniais metais ir fonas keičiasi dėl šio kuro. Jeigu prieš tai buvo labai nesaugu ir komplikuota, tai dabar kalbama apie, kad tai yra švariausia ir pigiausia energija, kurią galime išgauti. Ir nereikia derintis prie oro sąlygų, galime kontroliuoti gamybą. Jeigu reikia daugiau, gaminame daugiau, jeigu reikia mažiau, vadinasi mažiau. O tokių balansavimų išties reikia, nes žinote, kad elektra irgi turi savo naudojimo pikus. Pavyzdžiui, ryte apie 7 valandą pas mus daugiausiai naudojame elektros, tada, kai didžioji dalis keliamės į darbus, įsijungiame virdulius ir panašiai. Tuomet, kai jau vykstame į darbus apie 8-9 valandą, elektros sunaudojimas labai sumažėja, na ir vakare mums vėl reikia daugiau elektros. Todėl su atominė elektrinė išsisprendžia viskas. Galima gaminti daug, galima gaminti pigiai, pastoviai, saugiai ir visa tai yra draugiška aplinkai. Taip pat reikia pripažinti, kad technologijos keičiasi, saugumas yra gerokai didesnis nei buvo senose atominėse elektrinėse. Nors vėlgi žmogiškųjų klaidų ar žemės drebėjimo ar kitų stichinių nelaimių tai mes nesuplanuosime ir nuo jų visiškai neapsisaugosime. Todėl visada bus kelios nuomonės. Bet išspręsti augantį elektros energijos poreikį galės tik atominės elektrinės. Ir politinė nuomonė čia tikrai stipriai keičiasi, nes jeigu prieš keletą metų buvo bandoma uždaryti, atsisakyti šių elektrinių, tai dabar yra kalbama apie naujų atominių statybas, jos jau yra statomas, netgi pas mus yra apie tai kalbama, kad galbūt reikėtų. Kalbant skaičiais, tai WNA teigimu apie 60 reaktorių šiuo metu yra statybų procese ir maždaug 110 yra suplanuota ir patvirtinta statyti ateityje. Palyginimui dabar aktyvių reaktorių kiekis yra virš 440. Žinome apie Prancūzijos planus statyti kelias, o gal net ir 14 naujų branduolinių reaktorių, nors pas juos veikia virš 50 reaktorių. Jungtinė karalystė planuoja apie 8 naujus reaktorius pasistatyti, šiuo metu veikia 15, Kinija planuoja pastatyti 43 naujus reaktorius, nors veikiančių pas juos yra virš 50. Kanada turi 19 veikiančių reaktorių, Pietų Korėja 24, Rusija turi virš 30, Ukraina 15, Japonija turi 33, bet iš jų veikia tik 12. Tai matome, kad didžiosios šalis planuoja ir kalba apie naujų reaktorių statybas, nes mato, kad technologijų proveržis bus palaikomas tik su augančiu elektros energijos pajėgumu. Ir čia mes galime kalbėti apie žaliavas, nes statyboms visko reikės. Tačiau pagrindinis elementas branduoliniam kurui gaminti yra uranas. Ir pastaruoju metu daug kas jį atkreipė dėmesį. Dėl to nuo pernai sausio iki šių metų sausio jisai paaugo virš 120%. Dabar matome lyg ir koreguojasi, nuo viršūnių nukrito apie 16%. Todėl vis dažniau ir mes kalbamės uždaroje grupėje apie urano potencialą, kaip galime jį investuoti, kaip galime šioje vietoje užsidirbti ir panašiai. Nes kai koreguojasi, tada atsiranda įdomių momentų. Tai kalbant apie uraną, mes žinome, kad jo daugiausiai yra iškasama Kazachstane. Ir yra listinguojama kompanija Kazatomprom, tikeriu KAP. Kompanija nėra maža, beveik 11 milijardų dolerių, bet prisipažinsiu, aš atmečiau šią idėją, nes yra rizikų su tokia šalimi, su jos politika, geopolitika ir panašiai. Todėl jeigu norime rinktis atskiras kompanijas, tai geriau rinktis iš mažiau nuo politikos priklausančių šalių. Ir antroje vietoje pagal urano išteklius yra Kanada. Todėl aš investicijoms ir pasirinkau šią šalį. Didžiausia kompanija ten yra Cameco Corporation, tikeris CCJ.
Ji kasa ir tiekia urano kurą elektros energijai gaminti visame pasaulyje. Be to, bendrovė gamina branduolinio kuro sąrangas bei reaktorių komponentus ir teikia branduolinio kuro perdirbimo bei rafinavimo paslaugas. Tikiuosi teisingai išverčiu. Pati įmonės veikla yra per du segmentus, tai Uranium ir Fuel Services. Uranium segmentas užsiema urano paiešką, kasybą, žaliavos apdirbimu ir prekybą, o Fuel Services segmentas užsiema urano koncentrato rafinavimu, konversija, gamyba bei konversijos paslaugų prekybą. Plius kompanija valdo urano šaltinius ne tik Kanadoje, bet ir turi Australijoje. Australija yra trečioji pagal urano kiekį šalis. Taip pat bendradarbiauja su Kazakstano jau minėta įmonė, kartu turi kasybos projektą Kazakstane. Aišku, čia yra ir pliusas, ir minusas. Pliusas, kad yra platus sąrašas, bet čia yra ir minusas, nes rizika, kad tarp šių partnerių kažkas gali nutikti. Žiūrint į trumpesnę perspektyvą, įmonė turi daug ilgalaikių kontraktų, turi pilnai užpildžiusi sąrašą iki 25 metų, todėl vertinant jos tikslinę kainą trumpesnėje perspektyvoje, ji verta $55. Kas atrodytų jau nėra baisiai patrauklu, nes liko vos 11%, bet matome, kad ir dienos, ir savaitės RSI yra pakankamai aukštai, todėl momente galbūt pamatysime korekciją, kuri turėtų šiek tiek atvesinti tokį ralį. Bet jeigu žiūrėti ilgalaikę perspektyvą, tai žinoma, ji turėtų būti verta daug daugiau. Žinoma, yra ir kitų variantų, būtent Kanados įmonių, kurios užsiema uranu, bet jos jau yra labai nedidelės, vos kelių milijardų kapitalizacijos, todėl neša gerokai didesnį riziką. Ir tikrai ne kiekvienam investuotojui tokių reikia. Bet kas norite, galite atkreipti dėmesį į kompaniją tikeriu NXE, Next Gen Energy, arba DNN, Denison Mines, bet rizika ten jau yra gerokai didesnė. O kas nemėgsta atskirų kompanijų, tai šią idėją gali išpildyti pasirinkę ETF-us. Kaip renkamės mes, europiečiai ETF-us, aišku, kad einame į justetf.com puslapį, nes mums reikia ne amerikietiškų ETF-ų, o jų europinių analogų. Nes didieji brokeriai, tokius, kuriuos aš naudoju, veikia pagal ES taisyklės. O pagal jas mums negalime pirkti JAV ETF. Mums reikia pirkti europietiškus analogus. Todėl ir ieškome čia mums įdomaus ETF-o. O jeigu jums įdomu sužinoti, kokį brokerį aš pasirinkau ir kodėl jį pasirinkau, tai video aprašyme rasite visus atsakymus. Be to, ten rasite daug naudingos informacijos, todėl būtinai pasinaudokite to. Tai paieškos juostoje įvedame URAN, jau žinote, kad išsireitinguojame fondus nuo didžiausio iki mažiausio, o apskritai kaip rinktis ETF-us, į ką atkreipti dėmesį, aš kalbėjau atskiruose video. Yra grojaraštis skirtas tik ETF-ams ir nuorodą į tą grojaraštį taip pat rasite video aprašymą. Ir čia man įdomiausias pasirodė šis OneAg ETF-as, kuris suformuotas iš įmonių, kurios užsiema uranu ir branduolinėmis technologijomis. Tikrai plačiai diversifikuotas ir per kompanijas, ir per šalis. Matome ir Kanados įmonės, ir Japonijos, ir Amerikos. Kazakstano nėra tarp didžiausią svorį užimančių kompanijų. Nors jeigu jūs tame nematote rizikos, galite rinktis ir ETF-ą, kuris turi nemažą svorį būtent Kazakstano kompanijoje. O čia didžiausia dalis jau mūsų minėtoje Cameco kompanijoje yra ir Next Gen Energy, Mitsubishi, Samsung. Todėl man šitas variantas pasirodė tikrai įdomus. Bet aišku, čia ne jokia rekomendacija. Tiesiog aš dalinuosi, ką aš investuoju, kas man atrodo įdomu. O jūs komentaruose parašykite, ar jums ši idėja atrodo gera, galbūt jau pildotės, pasidalinkite kokiomis kompanijomis ar ETF-ais pildotės, bus visiems labai naudinga. O galbūt galvojate, kad tai yra visai nekokia idėja, turite geresnių, tai irgi lauksime komentarų. Ačiū už jūsų laikus ir iki kitų susitikimų.